Labą dieną, kolektyvas. Kaip visada, norėčiau video pradėti nuo to, kad paspauskit like, paspauskit prenumeruoti, parašykit komentarą. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai daug reiškia, nes matydami, kad jūs aktyviai dalyvaujate, man tai suteikia daugiau noro kurti naujus video. Tai šiandien norėčiau pašnekėti apie indikatorių, kurį dažnai naudoja tiek tradinime, tiek swing tradinge, tiek investavime. Tai yra indikatorius toks daily SMA. Aš dažniausiai naudoju daily SMA 20 dienų ir 200 dienų. Tai kur galima rasti daily SMA, jeigu turite TradingView naudojat, tai aš turiu į favoritus savo įsidėjęs, bet ta prasme čia rašysit va SMA daily ir išmes. Ir pamatysite geltoną, žalią, mėlyną ir raudoną linijas. Kaip ir sakiau, aš dažniausiai naudoju geltoną, tai būtų daily SMA 20 dienų slankusis vidurkis kainos ir raudoną daily SMA, kur yra pats stipriausias, tai yra 200 dienų vidurkis. Tai čia vat, galit pasižiūrėti, kokie yra vidurkiai 20, 50 dienų, 100 ir 200. Tai mano dažniausiai naudojami, kaip ir sakiau, yra 20 ir 200. Tai vat jeigu pažiūrėtumėm į Apple akciją, ne, kaip šitas indikatorius veikia. Jeigu kaina yra virš indikatoriaus lygio, tai yra bullish. Tai reiškia, kad perkam. Jeigu žemiau, tai reiškia, kad bearish. Tai kad bandom shortint arba longinam, jeigu yra kaina aukščiau geltonos linijos, jeigu žemiau, tai ieškom short pozicijos. Daugelis retailo traderių investuotojų pagal šį indikatorių formuoja savo pozicijas, todėl tai yra pakankamai patikimas indikatorius ir tikrai pakankamai gerai veikia. Kaip viskas atrodo dabar esmė, kaip pavyzdys, paimkim čia šitą vietą, matom, kad pavažiavo į apačią, kerta ir negalima pirkti iš karto, kaip kerta liniją, vidurkį tą mūsų daily SMA. Reikia palaukti, kol retestas grįžta. Kaip grįžta retestas, tada žiūrim, kas daro su kaina toliau ir jeigu laikosi virš to lygio, tai reiškia, kad čia dėsim žemiau stopą ir čia formuojam savo užėjimo poziciją. Taip pat suprast, tas daily SMA indikatorius yra kaip dinaminis lygis, kaip mes turim statinį lygį. Tai mes žinom, kad jeigu kerta mūsų kaina ir nepaeina žemiau, mes tada užeidinėjom ir mūsų stopas yra žemiau. Tai kas liečia dinaminį indikatorių, tą mūsų daily SMA, tai esmė lygiai tas pats principas, tik tiek, kad jisai pastoviai juda į vieną ar į kitą pusę palei kainos vidurkį. Bet mūsų užėjimo taškai turi būti daromi lygiai taip pat, kaip kaina kerta, laikosi virš lygio. Tada jeigu nenueina žemiau, tada čia dedam stopą ir bandom savo užėjimo taškus. Viskas atrodo taip. Patys pasinagrinėkit, iš tikrųjų rasit nemažai dalykų, kurie bus įdomus, nes ta prasme kiekvienas susikirtimo taškas, jisai su indikatorium visur atrasite, kur buvo break, kur kirto, retestino. Čia žiūrėkit, atlaikė lygį, tai čia jau galim žiūrėti short poziciją ir short pozicija, tai reiškia, kad važiuos kaina į apačią, taip ir nuvažiuoja. Po to į viršų lygiai taip pat kerta, nueina iki čia, retestą padaro ir pažiūrėkime, kiek nuvažiuoja. Tai iš principo patys galit pasinagrinėti ir tiek. Gerai, dabar dar pakalbėkime apie daily 200. 200 dienų slankų į vidurkį, tai yra pats stipriausias indikatorius, kuris puikiai parodo, ar akciją verta pirkti ar ne, bet jį naudojam pagrindinį investavime, šiek tiek mažiau gal negu tradinime, tai jisai parodo, ant kiek akcija yra stipri. Tai paimkim kokį spajų.
kad ir šitą vietą, čia buvo balandis, jo, kur labai rinka, žiūrėkit, buvo suvažiavusi į apačią ir va šita vieta buvo labai stiprus indikatorius, kad rinka yra silpna, nes kaip kirto 200, žiūrėkit, grįžo, padarė retestą ir nuvažiavo į apačią. Tai šitoje vietoje buvo puikus užėjimo taškas ir čia galėjome daryti savo užėjimą į short pozicijas. Po to jau kaip grįžo, pažiūrėkit, atkilo kaina, ateina pirkėjai, atėjo, tada lygį pramušė, tada vėl padarė retestą ir rinka nuvažiavo, vat, nuo birželio, čia grubiai imkim, va iki dabar, iki gruodžio. Ir pažiūrėkit, niekur net arti to nebuvo mūsų vidurkio. Tai parodo, ant kiek stiprus yra šis indikatorius ir ir išmokus juom naudotis, kaip puikiai galime pritaikyti jį tiek treidinime, tiek investavime. Nežinau, paimkime dar kokį pavyzdį, gal kokį Google su Dailės semiai, noriu parodyti kokį valandos, kad maždaug įsivaizduot, kaip treidinime jį naudojam. Tai va čia, pavyzdžiui, labai gražios vietos. Žiūrėti užėjimo taškam. Kaip pavyzdys, nežinau. Nu, kad imkime šitą vietą, ne? Čia grįžo prie marketą, ne? Patvirtino, grįžo, pukšt ir nuvažiavo kainą į viršų. Čia žiūrėkit, grįžo vėl iki Dailės semiai. Čia vėl galėjai daryti užėjimą. Stopą dėti čia, vėl užeiti ir taip vat ir juda. Esmė suprasti, kad, kaip ir kalbėjom iš pradžių, kad jeigu kerta, laukti, kol grįž, kad pasitikrintų ir tada jau rinka pati apspręs realiai, ar judėsim į tą pusę ar į vieną. Svarbiausia mums žinoti, kur yra mūsų užėjimo ir kur yra išėjimo taškas. Tai va. Nežinau, gal paimkim dar kokią akciją. Šiaip patys pasinagrinėkit, pavaišykit po akcijas, užsidėję šį indikatorių ir tikrai pamatysit realiai, kaip gerai atidirbinėja ir kaip gerai veikės. Paimkim, nežinau, dar kokį. Nežinau, Amazoną. Amazoną pasižiūrėkime dar irgi. Tai va, čia puikios vietos, kur labai gerai matosi. Dar pats atsimenu šitose vietose, kur fortinau. Puikiausiai, va, nuidėjo. Kainų, žiūrėkit, po to opa, grįžto, bandė tvirtintis, pūkšniai įsitvirtino. Va čia, šitose vietose reikia suprasti, kad čia yra neapsisprendimas. Čia nežino, ar pirkėjai, ar pardavėjai ims viršų. Todėl šitose vietose, kaip malasi aplink lygį, dažniausiai čia prarandama daugiausiai pinigų ir šitas vietas reikia išlaukti, kol jos išjudės. Nes nėra apsisprendę ar pirkėjai, ar pardavėjai čia stipresni, tai rinkos į kurią pusę judės, todėl vat, čia kaip malasi aplink lygį, tokie, vat, čia žmonės daugiausiai pinigų praranda. Nes čia vat, pradeda longinti, tada jam išmuša stopą, tada susinervina, tada pradeda šortinti, tada išmuša stopą, tada vėl pradeda longinti, tada vėl taip, tada vėl šortas. Esmė, kad žmonės šitose vietose praranda daugiausiai pinigų. Kodėl? Nes šitose vietose daug kas nešortina, nes mato, kad Dailė semiai yra virš, tai reiškia, kad akcija yra silpna, todėl čia šortina. O longint šitose vietose nieks nelongina dažniausiai. Tai vat prarandama daugiausiai pinigų šitose vietose, kur malasi aplink indikatorių. Ir ten žmonės pridaro daugiausiai nesąmonę. Tai va, tai šiandien toks video biški įdomesnis, daugam nesuprantamas, bet apie tai reikia žinoti ir suvokti, kaip viskas veikia. Nesvarbu, ar naudosit ar nenaudosit šį indikatorių, bet kad turėtumėt bendrą suvokimą. Pavyzdžiui, čia pasižiūrėkit, kaip idealiai matos Daily 200. Žiūrėkit, grįžo, net nepalėtė lygio ir nuvažiavo.
Tai čia dedat stopą, čia bandot užėjimo tašką ir čia jūsų profitas. Čia šitą vietą galėjot uždirbti iki daily, va, iki šitos vietos. Prašau, gražus treidas. Taip ir čia. Žiūrėkit, čia kirto, grįžo, padarė retestą ir nuvažiavo į viršų. Kodėl čia padarė? A. Kodėl čia įvyko retestas? Nu, galima labai puikiai matyti. Čia, žiūrėkit, kaina kirto, grįžo atgal su raudona žvakė, nepramušė, va čia būtumėt stopą pasidėję, čia darė užėjimą šitoje vietoje. Ir būtumėt išvažiavę ir uždirbę pinigų. Tai va, tai, tai tiek, tai šiandien norėjau supažindinti jūsų daily SMA su slankiuoju vidurkiu. Tai pasinagrinėkit patys, jeigu kyla kažkokių klausimų, klauskit, komentuokit, spauskit like ir susitiksim per kitus video. Sėkmės, iki.